prezidentūrą atvažiuos. Taigi vyrai, taigi laisvą vėjimė. Kitaip sakant, o aš sėdžiu ir galvoju, kodėl aš nelaisvas padaryti tą, ne tą, ką Valdui Tutkui užėjo į galvą. Žinot, nepatiko ten kas nors, ir aš jį ten iš pareigų atleidau. Ne, bet tą, ką aš jums pažadėjau. O aš pažadėjau jums, kad bus taika Lietuvo žemėj ir ten paskui dar apie bankus pakalbėsim ir taip toliau, apie demografiją aš turiu labai aišku planą su. Ir aš jums pažadėjau tą. Ir dabar paaiškinkit man, profesoriau, nepykit, paaiškinkit man, tai kur aš čia nelaisvas, kas ten man užsuks ranką, taigi, kaip minėjau, turėsim daugumą Seime, turėsim daugumą Europos parlamente. Ir jeigu visai nepasiseks, galima, kaip jūs sakėt, organizuoti referendumą. Tai kur ta nelaisvė, o atleiskit, sakysim, mane jau kiek tik tai netyrė visos spec tarnybos ir dėl korupcijos, ir dėl to, nerado, kolegė, nesakysiu pavardės, kad reklamos nedaryt. Vis skeletų, ieškojo. Ir pas jūs, aš žinau, irgi skeletų. Nerado, pas mus abudu, beje, čia labai panaši situacija, aš nebejoju, kad, pavyzdžiui, pas jūs irgi sunku rasti skeletų. Nerado. Tai kur ta prasme, tas, taip, emocijas valdyti, atsiprašau, bet, aš jau toks. Bet tai kur, ta prasme, kur ta priklausomybė, aš nematau jos. Jeigu yra įsipareigojimai prieš tautą duoti, taip, esi nelaisvas, kodėl apgyniau protokolą. Buvau kariuomenės vadu ir ne tu tvarkai savo dienotvarkę, bet tu nurodai, ką beje profesorius pasakė, prioritetus.